Tai sveiki visi, sveikinu servise 007 Landirenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse. Šį kartą greta manęs Subaru Legacy automobilis, universalas, 2011 metų, 2,5 litro. Ir įdomus jisai tuo, kad atvyko pas mus su CNG, su gamtinių dujų sistema, montuota gamykliškai, aišku, sistema sena natūraliai, 10 metų, lyg ir veikia, lyg ir neveikia. Bet nepaisant to, klientas ieškojo sprendimų, kaip sistemą tiesiog demontuoti ir sumontuoti kokybišką LPG sistemą vietoje buvusios CNG arba gamtinių dujų sistemos. Tai sumontavom, kaip visada, Landirenzo Evo OBD dujinės įrangos komplektą. Labai trumpai apie pačius komponentus. Tai pats valdymo blokas štai čia. Greta turim ir Landirenzo skystos fazės filtrą bei dujų vožtuvą. Dujinės fazės filtras patogiai, lengvai prieinama štai šitoje vietoje, atnaujintas specialiai su surinkimu. Landirenzo LI10 turbo dujų reduktorius, dujiniai purkštukai po 2 kiekvienoje pusėje, slėgio daviklis ir prie pliusinės klėjamos be abejonės dujinės įrangos saugiklis. Viskas atrodo įprastai, sistemą pilnai demontavom, išėmėm viską. Balionus, kai nueisim į galą, parodysiu be abejonės, tai iš senosios sistemos neliko visiškai nieko, viskas buvo pakeista į naują Landirenzo sistemą, kuriai be abejonės duodam visus dokumentus, garantinės pažymas, išrašom visą tai, kaip tai turi atrodyti ir pagal visus reikalavimus. Na, dujinės įrangos montavimo darbai Landirenzo mūsų servise 007, kaip visada pagal aukščiausios kokybės standartus, tai be abejonės spyruoklinės sąvaržos, dujinės žarnos, kurios neskleidžia kvapo tefloniniu vidumi, specialios apsauginės gofros, laikikliai, dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui. Visi laidai yra parenkami tinkamo ilgio, grupuojami, įvelkami į apsauginės gofras, tos gofros yra izoliuojamos. Na, variklio skyriuje yra daug pavyzdžių, nes originaliai laidai yra būtent tai padaryti ir atrodo praktiškai identiškai. Tai va, tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką aš pridėsiu nuotrauką, jisai yra sumontuotas įdomiai centriniai konsoliai, sumontuotas ten yra todėl, kad senasis dujinės įrangos gamtinės mygtukas būtent ten ir buvo, tai tą pačią vietą jis yra ir dėtas. Jeigu kolega truputį parodys, tai štai kiek išėmėm balionų, štai koks turtas buvo bagažiniai iš principo, tai visa magistralė ir netgi 4 balionai, nemetaliniai, anglies pluošto balionai, kai kas žinau jų tikrai ieško ir nežinau, ką naudoja, bet jie turi visai paklausą, tai be abejonės viską sudėsim klientui ir atiduosim. Na, bagažinė atrodo kol kas štai taip, nes čia buvo padarytas dangtis tų balionų, specialus netgi padarytas, ar jisai pagamintas, ar pagal spec užsakymą padarytas Subaru būtent bagažinės ta apsauga guminė, įvertinant tai, kad ten va, tas dangtis yra, tai be abejonės reikia nusipirkti lygų dangtį. Ir mes čia atsarginio rato vietoje turim balioną sumontavę beveik 80 litrų talpos. Tai automatiškai tą bagažinę jau klientas galės pilnai išnaudoti, turės lygų gražų dugną. Na, o pildymas buvusią CNG tvirtinimo vietą mes tvarkingai sutvarkėm, užklijavom, nesimato ir padarėm naują LPG pildymo vietą. Tai atsidarom dangtelį, įsisukam adapterį ir galim piltis dujų. Panaudojam čia energinio rūdijančio plieno varžtus tam, kad tų problemų nekiltų nei dabar, nei ateityje. Viskas gražiai užsidaro, gražiai pasislepia. Tai va, tai tiek apie šį tokį projektą, kur buvo CNG sistema demontuota ir pakeista LPG sistema. Jei kažką panašaus įsivaizduojat, tikrai kreipkitės, galim padėti, na tik aišku reikia įsivertinti tuos darbus demontavimo, jie tikrai trunka, kaip mato, tikrai daug komponentų reikia išimti ir sutvarkyti dar prieš dujinės įrangos LPG sumontavimo. Tai va, tai tam kartu tiek, kas turit klausimų arba pasiūlymų, susisiekit, mielai padėsim. Ačiū.